Jei kliento objekte buvo pastolių komponentų judėjimas, buvo bent vienas perdavimo aktas, tuomet šiam objektui galima suformuoti pastolių nuomos sąskaitos eilutes. Šiuo metu matome, kad šiame puslapyje galime redaguoti visus aktus. Tai reiškia, kad jų duomenys nėra panaudoti sąskaitų eilučių formavimui. Yra 3 būdai pasiekti sąskaitų eilučių formavimo puslapį. Iš judėjimo puslapio spustelėkime mygtukai kliento objektui suformuotų sąskaitų eilučių puslapį. Ir kitas iš kliento objekto puslapio irgi spustelės mygtuką į kliento objektui suformuotų sąskaitų eilučių puslapį. Šiais 2 atvejais sąskaitos eilutės pradžioje neformuojamos. Jas galima suformuoti atsivėrusime puslapyje paspaudus mygtuką atnaujinti sąskaitų eilutes. Trečias būdas pasiekti sąskaitų eilučių formavimo puslapį yra per kairiojo meniu skiltį sąskaitų rengimas. Atsidaro puslapis, kuriame reikia pasirinkti kliento objektą, kuriam formuosime sąskaitų eilutes. Šiame puslapyje atitinkamo objekto eilutės stulpelį veiksmai, spustelėjus oranžinį mygtuką, atsivertų atitinkamų objektų sąskaitų eilučių puslapis. Šiuo atveju prieš atsiveriant sąskaitų eilučių puslapį programa atlieka skaičiavimus ir atnaujina šio objektų sąskaitų eilutes, todėl atsidarius puslapiui nereikia papildomai spustelėti mygtuko atnaujinti sąskaitų eilutes. Kartais dėl klaidų įvedant duomenis, formuojant sąskaitų eilutes išmetamos klaidos ir programa grįžta į atitinkamą kliento objekto puslapį, įsileisdama klaidos pranešimą. Tuomet patekti į jau suformuotų sąskaitų eilučių puslapį galima pirmais 2 būdais. Pagal numatytosius nustatymus šiame puslapyje bus pateikiamas tik sąskaitų eilutės nuo praėjusio mėnesio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos arba iki grąžinimo ar pardavimo, po kurio kliento objekte nuomojamų pastolių neliko. Jeigu norime matyti visų periodų sąskaitų eilutes, turime spustelėti mygtuką rodyti visus periodus. Jei spustelėsime mygtuką judėjimas šiam puslapiui atsidarius, atskirame naršyklės lango skirtuke matysime, kad jame esančius aktus galime tik peržiūrėti. Taip yra todėl, kad panaudojus akto duomenys sąskaitų faktūrų eilutėms formuoti, šio akto daugiau redaguoti negalima. Galimybė jį redaguoti vėl atsiranda tik tuo atveju, jei sąskaitų eilutės, kurių formavime buvo panaudoti aktų duomenys, yra panaikinamos. Matome, kad panaikinus visas sąskaitų eilutės, mes vėl tuos aktus galime redaguoti. Atnaujinam sąskaitų eilutės tokiu būdu ir matome, kad čia buvo nustatymas rodyti visas, o jeigu pasirinkam nustatymą tik tai rodyti tik nuo praėjusio mėnesio, tada rodo mums mažiau eilučių. Sąskaitų formavimo puslapyje galime pasirinkti sąskaitų eilutes, kurios bus įtrauktos į formuojamą sąskaitą. Pasirinkame eilutes, pasirinkame sąskaitos datą, pasirinktas nustatymas, kad tai bus vietinės rinkos sąskaita ir spaudžiame formuoti dokumentą. Nuolaidos netaikome. Suformuojama PVM sąskaita faktūra, kurioje yra 3 eilutės, nurodyti nuomos periodai, laikotarpis, kiekis, kadangi buvo komplektais, ir kaina.
Taip pat čia matome pagal formulę suskaičiuota suma, bendra suma be PVM, PVM ir suma. Suformavo šią sąskaitą, jei paspaudžiame mygtuką rodyti taip pat ir anksčiau įtrauktas eilutes ir pereiname į visų sąskaitų eilučių puslapį, matome, kad atitinkami duomenys atsirado šių eilučių stulpelėje sąskaitos numeris ir sąskaitos data. O jei paspaudžiame mygtuką rodyti tik dar neįtrauktas eilutes ir pereiname į sąskaitos formavimo puslapį, eilučių, kurios jau buvo įtrauktos į suformuotą sąskaitą, nebelieka sąskaitų eilučių, kurias galima įtraukti į naujai formuojamą sąskaitą sąraše. Taip pat dar reikia atkreipti dėmesį, kad yra pasirinkimas sąskaitas formuoti užsienio rinkai, anglų kalba, ir sąskaitai galima pritaikyti nuolaidą bendrai sumai nuo 0 iki 50%. Tačiau šie dalykai gali būti keičiami priklausomai nuo klientų, kurie naudosis programa poreikiu.